Šiandien yra baigiamasis kelionių projekto Pažinkime Lietuvos dvarus, kurį Lietuvos pilių ir dvarų asociacija organizavo, kuris vyko net 2 metus, baigiamasis renginys. Ir jame mes apdovanosime tuos žmonės, tuos keliautojus, kurie įsijungia, kur yra tarp jų žmonių ir šeimos netgi, kurios apkeliavo visus 29 projekte dalyvavusius dvarus. Tai yra iš tiesų nuvažiavo begalės kilometrų, bet kita vertus, taip, ir tie dvarai, kurie dalyvavo projekte, jie paruošė ir prizus, kurie susiję, būtent su tais dvarais, tais dalyviais projekto. Patys dvarai, tas pažinimo džiaugsmas, kurį patyrė keliautojai, tiesiog jisai yra tas didžiausias atpildas. Ir mes džiaugiamės dvarų asociacija tiesiog, kad gavome gana tikrai didelį kiekį laiškų, kur žmonės sako, tikrai tas projektas, kuris mums labai patiko, kurioje mes keliavom, ir tai yra tas žmonių pasitenkinimas ir žmonių galbūt atkreipimas dėmesį į tikrasias vertybes, ne kažkokias tai dirbtinės ar trumpalaikės, tiesiog yra labai svarbus. Ir tai vienas dalykas yra, kad visuomenės nariai, piliečiai tiesiog jie tampa vėlgi sąmoningesni, žmonės gali įvertinti savo kraštą, įvertinti savo krašto grožį, įvertinti būtent tą paveldą, kuris yra labai sunykęs ir tik tai entuziastų dėka tiesiog jisai prikeliamas, atsiranda vis nauji objektai, restauruojami nauji dvarai, prikeliami naujam gyvenimui. Projektas, kuris dabar baigėsi, bet aš galvoju, kad jisai turi tokio potencialo toliau būti tęsiamas, galbūt su kažkokiais niuansais, naujoje formoje, galbūt prisijungs ir daugiau netgi asociacijos narių. Manau, kad tai yra prasminga kviesti žmonės pažinti Lietuvos dvarus. Mes taip pat labai dėkojom Lietuvos pilių dvarų asociacijai už tokią unikalią galimybę aplankyti tiek dvarų, tiek pilių, patirti labai daug naujo. Tikrai buvo neįkainojama patirtis ir tikrai, jeigu bus daugiau tokių renginių, mes tikrai dalyvausim. Labai dėkoju organizatoriams, tikrai prisidedu prie visų padėkų. Tikrai labai praturtinantis, aš su pažįstamais vardinau dvarus, kurie man padarė didžiausią įspūdį. Tai ačiū Jums labai už tas nuostabias akimirkas ir tikėkime, kad bus panašių projektų ir ateityje. Tos akimirkos kuriamos bendrai, kad nebūtų keliautojų, nebūtų dvarų ir nebūtų tiesiog to projekto ir to akimirkų. Tiesiog ačiū. Kelionė sekėsi gerai, bet aš pirmiausia norėčiau palinkėti dvarininkams, nes vis dėlto išlaikyti dvarus, kad ir renovuotus, restauruotus, tai yra gana didelis darbas. Taip pat padėkoti Batui už šitą projektą, palinkėti, kad ir toliau būtų tokių projektų. Džiaugiuosi prisidėjęs prie šios iniciatyvos ir tikrai keliaukim, pažinkim Lietuvą, nes Lietuva labai graži. Taigi projekte dalyvavo Biržų, Medininkų, Tauragės, Panemunės, Trakų salos, Trakų pusiasalio pilis, Alantos, Abromiškių, Antešavos, Aristavėlės, Aukštosios Fredos, Bistrampolio, Burbiškio, Huvošojaus, Ilzenbergo, Jurbarko, Kelmės, Kuršėnų, Lipliūnų, Liubavo, Markučių, Paežerių, Paliesiaus, Plungės, Renavo, Rokiškio, Tuskulėnų ir Verkių dvarai ir Sručio rūmai.